Jėzus pasakė savo mokiniams: žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada sugrįš namų šeimininkas. Ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgėdystėje, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegant. Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite. Adventas – laikotarpis liturgijoje, kuris yra nuo pat pradžių krikščionybės labai svarbus kiekvienam tikinčiajam. Pats pavadinimas yra pasiskolintas iš lotynų kalbos. Adventus reiškia Romos imperijoje pasiruošimo laiką prieš atvykstant Cezariui. Jis turėjo atvažiuoti, vizituoti miestą. Kai žmonės tik sužinojo apie jo atvykimą, turėjo paruošti apyskaitą už visus savo darbus. Taigi ir mes laukiame Jėzaus Kristaus ateimo. Adventas tai yra tas laikas, kai mes norime pasiruošti, susitikti su Jėzumi Kristumi. Norime net ir daugiau, pasakome, norime išeiti pasitikti Jėzų Kristų. Žinoma, Jėzus Kristus pirmas iki atėjo į pasaulį ir tapo žmogumi. Papasakoja apie nuostabų, apie mylintį Dievą. O kas svarbiausia, savo mirtimi ant kryžių atpirko kiekvieną iš mūsų, pasiaukojo dėl mūsų nuodėmės. Taigi Adventas tai yra pasiruošimas Kalėdoms, Jėzaus Kristaus gimimui. Tačiau Adventas turi ir kitą prasmę. Laukiame antrojo Jėzaus Kristaus ateimo, pasaulio pabaigoje. Dabar gyvename tartum Dievo malonių sąskaitą. Gavome galimybę valdyti pasaulį, gavome pašaukimą užduoti rūpintis visą kūriniją, gavome įsakymą vienas kitą mylėti. Ir kai Jėzus Kristus ateis pasaulio pabaigoje, paklaus: kaip gyvenai, ką padarai? Ar žinojai, kad ateisiu, ar laukai manęs, ar norėjai su manimi susitikti? O taip pat ir paklaus: ar įgyvendinai mano tau paskirtus darbus? Ar padarai viską taip, kaip aš norėjau? Todėl ir tas pirmas Advento sekmadienis skatina mus budėti. Budėti, bet negulėti ratais į viršų, neilsėtis, nemiegoti, nesnausti, o iš tikrųjų laukti, darant gerus darbus. Kai Jėzus Kristus paklaus mus dėl mūsų gyvenimo apyskaitos, gal ir kils tada mums kažkoks neramumas, nes turėsime papasakoti apie savo gyvenimo darbus, apie savo gyvenimo mintis, ketimus. O ne viskas buvo gera, ne viskas buvo pagal jo valią. Ir gal baimė kažkokia jau ir dabar kyla. Tačiau Adventas neturi būti mūsų baimės priežastimi. Adventas yra paraginimas, kad mes pasikeistume, kad mes augtume, kad mes norėtume pakeisti savo gyvenimą, išrinkti tą, ką Dievas mums siūlo, daryti tą, kam Dievas mus šaukia, pašaukia, ką Dievas mums skiria. Tomas Mertonas savo knygoje parašė, kad velnias yra protingas, nėra kvailas. Jis dažnai nori mus apgaudinėti ir tą, kas turėtų mums nešti džiaugsmą, laimę, ramybę, jo įtakos dėka yra pakeista į tą, ką mus atmeta, ko mes bijome,
ko mes norime vengti, nes nejaučiamės verti priimti tos malonės. Tuo pačiu velnias ir skatina mus ieškoti, net ir tą tikrą prasme ilgėtis to, kas yra Dievo valiai priešinga, kas yra bjauru, kas yra nuodėminga. Su pagalba ateina mums šventasis Antanas, paduvietis, pranciškonas, mūsų ordino brolis, kuris savo gyvenimo pabaigoje, pavargęs dėl daugybių paskelbtų pamokslų, dėl neįprasto sielovado būdo, buvo labai pavargęs. Grafas Tiso pakvietė jį į savo rūmus, kad jis ten pailsėtų. Ir atkeliavęs pas jį šventas Antanas, užėjęs į vieną kambarį, pradėjo neramiai vaikščioti, nerimauti ir nežinojo, kur surasti tą ramybę, tą atgaivą savo sielai, savo širdžiai. Todėl pradėjau skaityti Evangeliją, o ypač tos fragmentus, kurie kalba apie Jėzaus kūdikystę, apie Jėzaus ateimą į šį pasaulį. Ir taip skaitant Evangeliją, ant jo rankų pasirodė kūdikėlis Jėzus. Apsidžiaugė, matant savo išganytoją, kuris nuolankiai pas jį ateina. Ir mes, kai dabar išgyvename šį adventą, prašykime, kad Jėzus Kristus ateitų, kad Jėzus Kristus apsigyventų mūsų gyvenime, mūsų širdyje. Tartum, kad galėtume jį nešioti ant savo rankų, džiaugtis jo buvimo mūsų tarpe. Bet pirma, reikia budėti, reikia laukti, reikia pasiruošti susitikti su Jėzumi. Ir visiems linkiu su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris, kad Jėzus pas kiekvieną iš mūsų ateitų, kad galėtume jį nešioti ant savo rankų, kad mes galėtume džiaugtis jo buvimo mūsų gyvenime ir kad galėtume nešti jį kiekvienam žmogui.